Ulbinaitė pateikinėja, kaip suprantu, dezinformacijos įstatymą. Apie Teisininkas įstatymą. Alvydas Kaip Rieš apie, kalbos. kaip apie įstatymus Palauk, šnekame. aš jį pateikinėju, tai aš jo nepristatinėsiu to įstatymo, nes ne aš jį pateikinėju. Nu, tu, Aš tiesą sakant, įstatymo pataisų, tai kurios teikiamos neskaičiau. Suprantu mintį kriminalizuoti dezinformaciją. Taip, toksai yra tikslas Ulbinaitės ir kompanijos. Nu kągi, surizikuosiu būti nepopuliarus. Pasisakau už tai, kad dezinformacija turėtų būti kriminalizuota. Taip. Taip. Taip, Bet visi mes čia pasisakom. taip, tai aš ne, rimtai labai tą sakau, bet čia reikia atskirti du klausimus. Ar mes kalbam apie tai, ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar kalbam apie tai, kokios gali kilti neigiamos pasiekmes va šiandieniniai situacijai, šiandieninėje Lietuvoje, pasakykime, nu ne tik Lietuvoje, čia ir ne tik pas mus tokia ta situacija visoje, gal sakykime, ir Europoje, ir aplink mus. Jeigu tai būtų padaryta, tai jeigu tas įstatymas būtų taikomas taip, kaip jisai turi būti taikomas, pagal raidę, objektyviai, nešališkai, netaikant dvigubų standartų, tai viskas tvarkoja. Aš sakau tikrai, nes dezinformacija tai nėra, tai yra kas, pirmiausia, reikia gal pasiaiškinti arba pasakyti labai aiškiai, kas tai yra ta dezinformacija. Dezinformacija pagal apibrėžimą tai yra tyčia paskleista melaginga žinia. Tai reiškia, žmogus, jisai supranta, kad jisai skleidžia melagingą informaciją, kad ta informacija yra neteisinga, jisai tą supranta, tačiau jisai, nepaisant to, jis tą daro tyčia. Tai va tai yra laikoma dezinformacija. Jeigu aš kažkokią tai pasidalinu žinia, informaciją, nu savo kažkokią tai nuomonę, kažkokią tai poziciją, pasvarstymais, kurie galbūt nebūtinai yra teisingi, taip, bet aš esu įsitikinęs, kad arba aš manau, kad yra taip arba taip, bet tai gali būti nebūtinai teisinga žinia, tai nebūtų laikoma dezinformacija pagal apibrėžimą. Tai va štai tas, kuris tą daro tyčia, tai yra skleidžia dezinformacijas, tyčia skleidžia melagingą žinią, aš manau, jisai baudžiamąją tvarką, jis turėtų būti teisiamas, jis turėtų atsakyti tiek fizinis asmuo, tiek ir juridinis asmuo, kalbant žiniasklaidos priemonės, kurios tą daro. Tai va, bet pavojai yra tame, nu tai ką aš ir turbūt ką mes visi suprantame, kad jeigu tai būtų padaryta, čia yra tikslas dabar ne toks, kaip mes dabar kalbam, bausti kriminalinę baudžiamąją tvarką už dezinformaciją, o čia yra tikslas persekioti tiesiog kitaminčius, kitą nuomonę turinčius, kitą požiūrį turinčius, kitą supratimą turinčius apie tam tikrus įvykius. Tai va čia toks tikslas yra, bandoma visą tai pakišti po tą dezinformacijos sąvoką, kas iš tikrųjų nėra pagal apibrėžimą dezinformacija. Aš manau, jie iš viso dezinformaciją laiko šiek tiek kitokį dalyką ir pakiša po juo apskritai informaciją, kuri netgi ir teisinga, bet jiems atrodo, kad neteisinga. Tai vat kas nuspręs, kas iš tikrųjų yra ta dezinformacija, kas yra informacija. Čia mes turime tiek daug pavyzdžių, kada anksčiau vadinta dezinformacija tampa tiesa, arba tiesa tampa dezinformacija. Ir tai visai čia gali būti. Tai kaip tą suvaldyti valstybėje, teisiniam lygmenį, tai aš nelabai įsivaizduoju. Aišku, aš to įstatymo projekto neskaičiau dar, nesusipažinau, bet viena antraštės ir kaip stengiasi visą šitą pateikti kaip gerą dalyką, tai panašu, kad jie kažkaip savaip supranta dezinformaciją žodį. Net pavyzdys dabar geras buvo visai neseniai su tuo vaikų atėmimu, čia naujagimio atėmimu, Kandratas pasako, kad jau atiduos, tada paskambina žiniasklaida tiesiai vaikų teisėm ir sako, ne, informacijos tokios neteikiam, tada parašo straipsnį, kad čia fake news, Kandratas tipo meluoja, tai dezinformuoja, dar diena praeina, jau atiduoda. Tai vat, čia dezinformacija ar ne? Nors už praėjus dienai ugniaus situacija galėjo pasikeisti. Mane šiandien vienas komentatorius, kodėl tai rimtai, tai žiūrėkit,
Manęs vienas komentatorė man parašė tokią kaip pretenziją, sako, tai va, žiūrėkit, vaiką grąžino, vadinasi, priežasties paimti jį nebuvo. Čia nėra logiškas pamastymas. Jeigu vaiką grąžino, tai reiškia, kad dabar priežasties jo toliau laikyti globoje nėra, bet tai nereiškia, kad nebuvo priežasties jo paimti. Aš netvirtinu, kad buvo priežastis jį paimti, bet lygiai taip pat negalima iš atidavimo ar vaiko grąžinimo fakto daryti išvados, kad nebuvo priežasties jo paimti. Mano Taip, taip. bet dezinformacijos atveju, nebuvo dezinformacijos, o turbūt tai fact-checkeriai laiko kaip false news, tai skaitytų dezinformaciją pagal mūsų įstatymą. Nesvarbu, kad po kažkiek laiko jinai tampa tiesa. Ir galbūt Kandrotas turėjo inside informacijos, kurios nepriejo žurnalistai teikdami viešai, kad vis tik melavo jis ar kažką. Tiesa yra labai toksai slidus dalykas, ne veltui ir Orvelo knygoje 1984 ten yra ta tiesos ministerija. Ir aišku, visą laiką priklauso, kas nustato, kas ta tiesa yra. Tai būtent tos Ulbinaitės projektai ir yra numatytas toks panašiai kaip generalinis prokuroras, kuris bus tipo medijų prievaizdas ir jisai stebės ir jisai vienasmeniškai galės nuspręsti, ar tai yra dezinformacija, ar tai nėra. Tai yra labai, labai pavojinga. Nes, yra ne veltui tie memai tokie ir internete, pas mus net 77 kanale yra laida 6 ir 9. Tai jeigu tu gali žiūrėti tą patį reiškinį ar kažką, tai ir vienas matys savaip tą tiesą, kitas antraip, bet tai nereiškia, kad jie turėdami kažkiek skirtingas nuomonės, net gali būti abu neteisūs ir tiesa dar kažkur kitur yra. Tai sakau, jeigu vienas žmogus gali spręsti ir bausti, nes tai bus kaip ir vos nekriminalinis nusikaltimas ir baudos didžiulės, tai tikrai yra labai pavojinga, tai tikiuosi, kad visuomenė nedaleis to, bet aišku, kas ta visuomenė šiais laikais, eina ir daro, ką nori. Visuomenė čia pas mus žodžio neturi šiais laikais, iš tikrųjų. Ne, tai turėtų visuomenė. Iš tikrųjų, dar pabaigsiu. Pažiūrėjus, kaip visuomenė sukilo būtent dėl to atvejo Klaipėdoj, čia dabar, sakau, mes negalim spręsti, ar tai ten teisūs, kas neteisūs, bet tas visuomenės pakilimas tai yra labai sveikintinas dalykas. Tai sakau, mes negalim spręsti vėlgi, kas yra teisūs šiuo metu, nes dar labai irgi mažai laiko praėjo. Pas mūsų visuomenė, kad reikalas paliečia vaikus, tai greitai sukyla visada jau čia. Ir gerai, ir blogai visai būna, bet ta teritorija, kaip sakom, kur tikrai jau dar šičia linijos nieks neleis peržengti. Bet ją vis bandoma trinti, vis bandoma žengti. Ar manot, kad čia dabar tas grąžinimas vaiko iš tos laikinos globos tėvams yra dėl to, kad visuomenė sukilo? Jeigu taip, kaip? Aišku, čia mes spėliojam dabar apie tai, dėl ko čia taip buvo apskritai, dėl ko grąžino. Aš dar tik tai vieną repliką paskui, kad neužmirščiau, kaip sakom, kad visuomenė nuspręs. Tai iš tikrųjų visuomenė ir nuspręs. Nes Seimas kas tai yra? Tai yra tautos atstovai. Tai čia mes galim ir sakyti, kad čia ir visuomenė ir nuspręs. Kai Seimas priima įstatymą, jis priima įstatymą valstybės vardu, taip, tai reiškia visos visuomenės, visos tautos vardu. Tai ta prasme visuomenė ir nuspręs. Bet aš nemanau, kad jeigu mes kalbam apie kriminalizavimą veiklos... Oho. Ko čia buvo? Hologramos jau kažkokios pas tave ten. Tai jums gliukai kažkokie tai? Čia žiūrėjau, dezinformacija buvo pasirodžiusi. Atsargiai. Čia ne tik dezinformacija, bet ir cenzūros gali N16 nepraeiti. Tai šitą, tai kad spręs vienas žmogus, tai dabar yra žurnalistų etikos inspektorius. Jisai prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamas visuomenės informavimo įstatymas, pagal visuomenės informavimo įstatymą yra
Draudžiama skelbti melagingą, tikrovės netitinkančią informaciją. Tai dabar tas yra. Čia kalbama apie kriminalizavimą, tai reiškia, o kas gali pasakyti, kad yra, jeigu tai yra baudžiamoji atsakomybė nustatyta už tą veiką, tai niekas kitas, tik tai teismas gali pasakyti, ar tai yra padarytas nusikaltimas ar ne, jeigu apie kriminalizavimą veiklos kalbą. Ar tai būtų bauda, ar tai būtų kitos baudžiamojo poveikio priemonės, čia tik teismas galėtų tą pasakyti. Gal tas žmogus prievaizdas, pavadinkim taip, jis būtų tas, kuris tą visą lauką prižiūrėtų ir siūstų signalus kokiai prokuratūrai, sakykime, ar ne, kad čia yra atvejis, pradėkite ikiteisminį tyrimą ir panašiai. Bet sprendimą teismas turėtų priimti. Bet kiek terpės visiems skundikam iš karto, žinai, kiek galės džiaugtis visi kaip tie Yorkshirai, ar kaip jie ten vadinasi, elfai tie visi, tai čia jų aukso amžius tada bus. Galės kaip tie družinikai, kaip ir buvo tarybiniais laikais, kur po gatves vaikščio ir visus skūsdavo ir pakodavo, tai grįžta tokie laikai, tai visai smagu. O man kitas klausimas, o kaip su memais? O jeigu memas koks nors, tu kažką padarai, į kažką tai panašu, o ten netikra, tai irgi tada dezinformacija gaunasi. Tai memai irgi bus uždrausti ir karikatūros. Jeigu kažkas klausia. Pavyzdžiui, su AI padarai, kad ten verkia, ar šokinėja, tai čia dezinformacija, turbūt. Orų nepataikė, kažkas sako, atspėti, irgi dezinformacija. Irgi taip pat. Tyčia, jeigu tai daroma tyčia, skleidžiama melagingai, jeigu orai, tai turi būti įrodyta, kad reiškia ten koks naglis šulyje, jisai matydamas ant save ant lapo parašyta, kad rytoj bus -10, mums sako, kad bus +20, žinai, tai. Už tokius dalykus tai tikrai sodinti reikia. Jo, pardavinės kokie, žinai, maikutės ar ką nors, sakys, jau rytoj atšyla pirkit. Bet pavojinga yra pats tas, aišku, kiekvienas Seimo narys gali teikti pasiūlymus, kokius jis nori. Čia beje Ulbinaitė ne viena, reikia dar Kernagis ten yra toksai iš konservatorių, kas dar ten yra toj šaikoj, kurie teikia tą įstatymo projektą, bent keli Seimo nariai. Tai apskritai Seimo narys, aišku, gali teikti tą įstatymo projektą, kokį jisai nori teikti. Bet kad apie tai yra kalbama ir kaip tai yra pristatoma ir kodėl tą reikia daryti, tie motyvai, kuriuos jie pateikia, jau patys motyvai, jau nekalbant apie tai, kas būtų po to, kai įstatymas priimtas būtų, kaip Ugnius sakė, kaip ten jie viską bandytų paskui pakišti bet jau jie dabar faktiškai atvirų tekstų pasako, ko jie nori, reiškia, jie nori užtildyti tą kitokią nuomonę, nes šitoje valstybėje yra tik tai viena teisinga nuomonė. Ta, kurią girdim iš, nežinau, ten Daukanto aikštės, ta, kurią girdim iš Gedimino prospekto ir iš valdžiasklaidos, kuri yra, visa kita yra, neduok dieve, tu žodį, ne taip jau nuo generalinės linijos nukrypai į šalį, viskas tai jau gali būti laikoma kaip dezinformacija, nes... Viena tiesa bus skleidžiama per LRT, kas ne taip. Pavojinga yra, kad apskritai apie tai yra kalbama, sakykime, ir kaip tai yra kalbama. Ir ta pati žiniasklaida, aišku, kadangi jinai keistai atrodo, čia faktiškai, čia yra į juos, jeigu taip žiūrėti objektyviai, tai į juos yra nusitaikyta į tą žiniasklaidą masinę mediją, turiu omeny LRT, Delfis, visus LNK, taigi ten atsiverskime per dieną, ten kiek galim tos dezinformacijos prisirinkti. Ir jie, kaip aš žiūriu, jie palaiko šitą kriminalizavimą, taigi blemba, taigi jūs čia papuolat po šituo įstatymu, kai jūs turėtumėt kaip tik stoti piestu ir sakyti, negalima tokio įstatymo priiminėti. Bet tai rodo vėlgi ką? Tai rodo, kad vieniem bus leidžiama dezinformuoti, o kitiem turintiem priešingą nuomonę bus pasakyta, kad jūs vyrai, čia ne jūsų nuomonė, čia jūs skleidžia dezinformaciją. Tai prie to pačio yra tenai dar tokia iniciatyva kaip medijų rėmimo fondas. Tai jie kaip tik iš biudžeto duos tiem visiems Delfiam, TV3, Lietuvos rytam dar papildomai pinigų, nes jie sako, reikia propaguoti laisvą ir profesionalią žiniasklaidą. Tai jie ir dabar jiems atsega nemažus pinigus, tai dabar nori dar daugiau im duoti, kad jie būtų irgi toj pačioj linijoje, toj pačioj agendoj ir visiškai
glušinti tą vat alternatyvą žiniasklaidą, nu, kokia jin ten bebūtų, bet kuri nu, tikrai surenka jau vis daugiau sekėjų, tai jie mato reitingus ir savo žiūrimumą, kad praranda daug savo ir skaitytojų, ir kanalai žiūrėtojų. Tai nekvailiai, jie irgi daro tyrimus. Tai matydami, kad pralaimi kovą toj viešoje erdvėje YouTube'ose, tai reikia kažką daryti, reikia Gebelso naujo. Tai tikrai nėra taip, kad viena priežastis tikrai nėra, kad ten tik tai dėl to. Tikrai jie turi gilesnių ir tolimesnių žingsnių, padarys vieną žingsnį, tą sekantį žengs, nieks čia paviršutiniškai nešaudo tokių dalykų. Medijų rėmimo fondas, tai gal ir 7 duos, ten kažką minėjo. Minėjot? Aš norėjau tik klausti, kodėl 7 nedalyvauja, kokiuose neteikia paraiškų. Tai ten reikėjo statusą gauti, ten lyg tai gavę statusą, nu, tipo žiniasklaidos. Dabar galima kreiptis, tai dabar jau Varnai akies nekerta, dabar bus jau. Jau gausim tekstus, gausim, ne. Kalbėsim kaip reikia tada, nu, tai reikia pradėti kaip reikia kalbėti, tada gausim. Persiplėšti reikės, Maskva vienas sakys. Jūs negalit kalbėti taip kaip reikia? Kiek jūs čia galite tas dezinformacijas kleisti? Taip. Ir už kiek reikia, jo. Jau užteko to, kad statusą suteikė, jau matai, kaip jisai kalba. Aš, pavyzdžiui, jau kelis kartus sakiau, aš tai, pavyzdžiui, imsiu ir užsidėsiu Ukrainos vėliavą. Čia jūs čia visi man nepaaiškinsit, reikia teisingai pradėti kalbėti. Kur užsidėsi ant kaktos, ant širdies. Tatuiruotę pasidarysi. Visiems. Tai va, ką dar dėl to įstatymo, ar mes irgi dar kol kas nėra daug ką ir diskutuoti, kol kas dar tik tais kalbos apie tai, ne, dar nėra jokio. Aš abejoju, ar jis praeis. Nu, jeigu praeis, tai bus labai įdomu pasižiūrėti į šią Seimo daugumą. Vis linksmiau bus. Tai va, kaip sakom, kažkas. Jo, tai kova visą laiką vyksta, nu tai mes irgi, kiek su visais tom nuo 20 metų nesąmonės prasidėjo, nu, prisitaikėm visi galimybių pasai, visokie nevaikščiok ten, užsidėk kaukę, nu daryk taip, nevažiuok pas tėvus, nevažiuok į kitą rajoną. Visą laiką yra būdų, kaip apeiti tos dalykus, nu ir dabar gyvenimas nesibaigia, kovosim toliau. Nu.